Kartais didžiausia klaida santykiuose – tai manyti, kad jie tiesiog veiks patys. Bet ryšys tarp žmonių kaip sodas. Jei jo neprižiūri, net stipriausi daigai išdžiūsta. Ši knyga primena, kad santykiai ne apie tobulumą, o apie pastangas. Apie tai, kaip svarbu klausytis ne tam, kad atsakytum, o tam, kad suprastum. Autorius kalba paprastai, bet taikliai. Kiekvienas žmogus trokšta būti matomas ir išgirstas. Kai skiriame laiko iš tiesų pajausti kitą, įvyksta tylus stebuklas. Ryšys tampa tikras. Knyga moko, kad ginčai nėra blogis. Blogis yra tylėjimas po jų. Kad atsiprašau ir ačiū gali pakeisti visą dieną. Kad pagarba tai ne tik žodžiai, o būdas būti kartu. Ji kviečia sustoti, pažiūrėti žmogui į akis, atleisti, net jei širdis dar truputį skauda. Ir mylėti ne todėl, kad lengva, o todėl, kad verta. Tarp žodžių ir tylos tai priminimas, kad gražiausi santykiai gimsta ne iš to, kiek turime bendro, o iš to, kiek esame pasiruošę vienas kitą suprasti.